prie veidrodžio ir pradedi dažytis palpinus makiažai naudojasi ta proga, kad mamos nėra nagai, šausi jūs garderobą. Iš eilės matuojasi visus manus rūbus ir maivusi prieš veidrodį linkdama klubais kambarys. Svajojasi pavirsta rūmais, o mamos suknelis madingiausias kostiumais. Žvelgia savo figūrą atidžiai, po to Klaudijos šifer nutrauka pavydžiai. Slapčiusi jos svajonės gyvenimo kryžius, tai trokšta dirbti manekenė Paryžiui. Bet laikrodžio radiklė artėja prie 6, tai tėvai sugrįž namo, reikia sės prie pamokų. Jis susvarka drabužius ir plauna veidą dažnai, ta pavirsta vėlai paprasta mažytė mergytė. Nes tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Užaugo graži, išsiskyrus mergaičiukė ir į gulbę pavirto iš bjauraus ančiuko. Dabar jos apimtis, ūgis ir svoris pasaulinių standartų aukščiausia kategorija. Jinai parašo pareiškimą dalyvauti konkurse gražiausios merginos rinkimuose. Mieste pirmą viską rūnai laimi, bet apgaulis prieš ją atsiveria visas baltas pasaulis. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Linksma gražiai užsispyrus mergytė išvažiuoja į Paryžių karjeros daryti su manim. Atsisveikindama ašarą braukiai, nežino kas jos svetimų žali laukia. Granatai, o pašto dėžutė tuščia, ji pamiršo vieną mane čia taip niekada. Ji ir negrįžo, taip ir neparašė laiško iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus.